arba privatus subjektas įneša savo dalį į jau egzistuojančią viešojo sektoriaus įmonę, kuri jau vykdo partnerystės projektą. Noriu pasakyti, kad jeigu privatus subjektas apsiriboja vien tik kapitalo suteikimu ir nedalyvauja veikloje įgyvendinant projektą, tai yra nelaikoma institucinė partnerystė. Šios gal leisiu. Dabar kokia yra projektų situacija Lietuvoje? Valstybės kontrolė 8 metais apžvelgė, kokia yra situacija Lietuvoje partnerystės projektų ir parengė savo ataskaitą, kurioje įvertino vykdomą politiką, jos kryptis, atliko teisės aktų analizę, įvertinimą ir konkrečių partnerystės projektų, šiuo atveju koncesijų analizę atliko. Buvo padaryta išvada, kad tikrai partnerystės projektų poreikis yra labai didelis ir kad partnerystės projektai pas mus vyksta, tačiau pagrindė jos vykdo savivaldybės. Tik tai buvo akcentuota, kad projektų vykdyme yra labai daug trūkumų ir visų pirma, tai yra dėl patirties stokos ir dėl nepilnai išvystytos teisinės bazės ir nesant sukurtos valdymo kontrolės sistemos. Tai kaip ir minėjau, Lietuvoje yra įgyvendinama koncesija. Koncesija yra vienas išsamiausiai reglamentuotų partnerystės būdų. 1996 metais buvo parengtas specialus teisės aktas kartu su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku. Be abejo, jisai po to buvo įstatymas 5 ar 4 kartus keistas, sutinkamai su mūsų valstybės poreikiais. Tačiau koncesija nėra plačiai taikoma pas mūsų valstybėje ir yra labai stiprus poreikis kitos formos partnerystės, kada projektus galima vykdyti, vykdant mokėjimus iš viešojo sektoriaus biudžeto. Noriu paminėti, kad valstybės kontrolės ataskaitoje taip pat buvo pasakyta, kad projektai yra vykdomi, jie dažnai yra vadinami koncesijomis, bet ta forma, kuria jie yra įgyvendinami ta forma, kuri tuo metu nebuvo reglamentuota. Tai yra mokėjimai vykdomi, didesnė dalis mokėjimų vykdoma iš viešojo sektoriaus valstybių ar savivaldybių biudžetų. Pagal koncesijų įstatymą koncesija pas mus yra apibrėžiama kaip viešojo sektoriaus subjekto suteikiamas leidimas privataus sektoriaus subjektų vykdyti veiklą ir gauti savo pagrindinės pajamas iš tos veiklos, kada koncesininkas prisiima visą arba didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos, bei atitinkamas teisės ir pareigas, o jo atlyginimas už šitą veiklą sudaro. Arba tik tai teisės užsiimti tokia veikla, suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos, arba tokios teisės suteikimas ir pajamos iš veiklos ir dar suteikiančiosios institucijos mokėjimas. Tačiau tas mokėjimas yra atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką ir turint omeny, kad koncesijos atveju didžiąją dalį arba visą riziką privalo prisiimti koncesininkas, tai šiuo atveju tas atlyginimas yra praktiškai minimalus. Kadangi valstybės kontrolės buvo rekomenduota eilė veiksmų, kurie turi būti atlikti valstybėje, buvo rekomenduota mūsų vyriausybei, tai Finansų ministerija įvertinusi visas tas pastabas ir tuo labiau, kad tikrai atsižvelgusi į visą tą poreikį, kuris mūsų valstybėje yra, atliko teisės aktų tobulinimą ir reglamentavo papildomą partnerystės būdą, valdžios ir privataus subjektų partnerystę, kuri įsigalios nuo sekančių metų sausio 1 dienos. Ten yra visas šitas reglamentuotas yra investicijų įstatyme, ta nauja forma. Be to, investicijų įstatyme yra nustatyta partnerystės sąvoka, kuri iki šiol nebuvo reglamentuota jokiame esančiame teisės akte.
Taip pat valdžios ir privataus subjektų partnerystės sąvoka, tokių sutarčių samprata, principai, ypatumai ir turinys. Šio būdo esmė yra ta, kad privatus subjektas investuoja į valdžios subjekto funkcijom priskirtas veiklos sritis ir šią veiklą vykdyti reikalingą valstybės ar savivaldybės turtą. Investavimas šiuo atveju yra privaloma sąlyga ir vykdo tose sutartyse įstatyme nustatytą veiklą, už kurią jam yra atlyginama valdžios sektoriaus subjekto biudžeto mokėjimais. Taip pat yra atlikta institucinės partnerystės, pasiūlyti institucinės partnerystės reglamentavimo patikslinimai. Noriu pasakyti, kad institucinė partnerystė iš esmės galima buvo taikyti mūsų valstybėje pagal valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo jo įstatymą. Tačiau Finansų ministerija pasiūlė dar kai kuriuos patikslinimus, atsižvelgdama į Europos komisijos žaliosios knygos ir aiškinamųjų komunikatų nuostatas. Tai yra, šiuo atveju pas mus yra reglamentuota institucinės partnerystės sąvoka ir dar įteisinta, kad privatus partneris, su kuriuo valstybė ar savivaldybė steigs mišraus kapitalo bendrovė, kuri vykdys veiklą pagal partnerystės sutartį, būtų parengiamas organizuojant vieną konkursą. Ir taip pat nustatyti, kad valstybės ar savivaldybės dalis mišraus kapitalo bendrovėje gali nesiekti 50% balsų, nes anksčiau buvo reikalavimas, kad tai turėtų būti virš 50% balsų. Turi duoti virš 50% balsų, tik tuomet galima investuoti. Čia yra paminėti valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarčių skirtumai. Tai, kaip jau ir anksčiau daugmaž buvau paminėjus, kad valdžios ir privataus subjektų partnerystė iš esmės yra taikoma ir naudojama tose srityse, kurios yra užtikrinamos valstybės arba savivaldybių biudžetų finansavimu. Tai yra ten, kur veikla, kur privatus sektoriaus subjekto veikla praktiškai pajamų negeneruoja ir jam yra atlyginama iš valstybės arba savivaldybės biudžeto. O tuo tarpu koncesijos atveju koncesininkas turi užsidirbti savo pajamas ir tie projektai turi būti daugiau pajamas generuojantis. Taip pat projekto rizika vienu atveju, tai yra koncesijos atveju, tai yra privaloma prisijimti visa arba didžioji dalis, o valdžios ir privataus subjektų partnerystės atveju yra pasidalijama tarp partnerių. Taip pat atlyginimas irgi buvo paminėtas, kad vienu atveju tai yra mokama biudžetų mokėjimais, kitu atveju tai yra suteikiama teisė vykdyti veiklą ir gauti pajamas iš šitos veiklos ir dar gali būti papildomas mokėjimas, tačiau nedidelis iš viešo sektoriaus subjekto. Nuosavybės teisė vienu ir kitu atveju į perduotą turtą yra išlaikoma, tik tai, kaip irgi buvo paminėta, koncesijų atveju naujai sukūriamas turtas gali būti perduodamas viešo sektoriaus subjektui priklausomai nuo susitarimo. Finansų ministerija taip pat yra parengusi partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, ko anksčiau labai trūko, nes įstatymai turi būti įgyvendinami taip pat irgi nustatant dar atskiras taisyklės. Taip, kad tikimės, kad tos taisyklės vis tik tai palengvins projektų rengimą ir įgyvendinimą, nes jos nustato projektų rengimo vertinimo ir įgyvendinimo tvarką, taip pat procese dalyvaujančių institucijų teisės ir pareigas ir atsakomybę, ir taip pat rizikos pasiskirstymo tarp partnerystės projekto šalių aprašą. Be to, yra nustatytos finansų ministerijos funkcijos šiame procese, ta prasme, kad kiekvienas partnerystės projektas, ar tai būtų koncesija, ar tai būtų valdžios ir privataus subjektų